Spalio 22 dieną Alytaus kolegijos pirmakursiai, kaip ir kiekvieną dieną, gausiai rinkosi į paskaitas ir nenumanė, kokia staigmena jų laukia šiandieną. Vienas iš svarbiausių Alytaus kolegijos studentiškų renginių, kurio metu visi nuliukai teisiškai tampa pirmakursiais. Tai yra krikštynos. Tik prasidėjus paskaitoms į auditorijas įsiveržė vyresnieji kolegijos studentai, kurie pirmakursiams tradiciškai surišo rankas, skruostus papuošė žalia fraide ir išvedė į lauką, kuriame jų laukė keletas autobusų, nugabensiančių pirmakursius į krikštynų vietą. Šiais metais Alytaus kolegijos studentų atstovybė nutarė paįvairinti krikštynas ir visus nuliukus nuvežė į netoli Alytaus esantį nuotykių parką Tarzaniją. Labą dieną, specialusis korespondentas iš pramogų ir nuotykių parko. Kur vyksta, kas vyksta, mes tuoj pat išsiaiškinsime. Ogi štai, pažiūrėkime, už mūsų daugybė yra fuksų, kurie šiandieną tikrai virs tikrai studentais. Ogi tai, šiandieną fuksai, ko tik nedarys, ir supasi, ir rėkia, ir klykia, tuoj čiuoš. Sakykit, ką jūs čia darot? Fuksinuosi. Ko tikitės iš fuksinų? Gero tūso. Tik tūso, o tikitės tapti tikrai studentais? Taip. Ar studentaujat, ar studijuojat? Ir studentaujam, ir studijuojam. Tai buvo specialusis korespondentas su būsimom fuksijom. Iki studentų vadinamo tūso reikėjo dar truputėlį pasistengti, nes pirmakursių laukė daugybė ištvermės reikalaujančių rungčių. Nešimas spalose, šokinėjimas surištomis kojomis, arbūzų valgymas. Kita pirmakursiams paruošta rungtis parodė, kaip jie yra susibendravę tarpusavyje. Tai šokinėjimas su maišais užrištomis akimis. Taip pat studentai turėjo sukurti stilingą bei unikalią aprangą iš netradiciškos medžiagos – tualetinio popieriaus. Šioje rungtyje išradingumo tikrai netrūko. Komandų drąsiausieji nepabijojo lengvo rudens šaltuko ir tapo stilingų tualetinio popieriaus drabužių manekenais. Įpusėjus krikštynoms pirmakursius aplankė Alytaus kolegijos direktorė Danutė Remeikienė bei administracijos atstovai, kurie pirmakursiams atvežė dovanų ir linkėjo būti gerais ir pilnaverčiais kolegijos studentais. Sveikinu sugrąžinusius vasarą, čia toks karštis, čia taip visi garuojat ir taip visi su vasariškais apriedais įvairiausiais, kad tiesiog galime patikėti, jog vasara.
Mėlyje, šiandien iš tikrųjų nuostabu jūs matyti tokius žaismingus. Aš norėčiau, kad jūs visus 3 metus šitoj kolegijoje ir būtume tokie linksmi, tokie laimingi kaip šiandien. Ir aš galvau, na ką jums, mėlyje, su šitais sveikinimais atnešti dovanų. Taigi, mėlyje, jums reikės nusiimti tuos visus ženklus, kurie liudijo apie jūsų nuodėmes. Ir štai, mėlyje, jums yra speciali priemonė. Tai yra mokslo ir žinių eleksyras, kuris susideda iš intelekto, netradicinio mąstymo, komunikabilumo, novatoriškumo, kūrybingumo ir žinoma puikios nuotaikos. Mėlyje, jūs viską turit, bet jeigu dar ir pasitepsit, tai tikrai ta zelionkė labai lengvai nueis. Tradicinėje virvės traukimo rungtyje neįveikiama buvo vaikinų komanda iš ATEK grupės. Paskutinioji ir bene smagiausia rungtis laukia nuliukų, kurią paruošė Nuotykių parkas Tarzanija. Kiekviena komanda turėjo išsirinkti po vieną atstovą, kuriam reiks įveikti specialų kliūčių ruožą. Tai greičiausiai padaręs studentas laimėjo savo komandai nemokamą skrydį per Nemuną. Šį puikų prizą iškovojo įmonių įstaigų administravimo atstovas. Atėjo metas pirmakursiams oficialiai būti inauguruotiems. Šiais metais Fuksų krikštamote buvo American English School filialo direktorė Irena Mazaliauskaitė, o krikštatėvis Pareks banko direktorius Algirdas Beitnaras. Šie žmonės ir įkrikštino juos į tikruosius Alytaus kolegijos studentus, taip suteikdami pirmakursių vardą. Priimkite jas iš krikštatėvio. Specialusis korespondentas studentas kalbina 2 jau dar ne studentės, bet fuksės. Ar galite pasakyti, kas patiko jums labiausiai krikštynos? Viskas patiko. Viskas labai įdomu. Konkrečiai kas? Madų ten tas iš tualetinio. Su izoliacija bėgėti. Mados veidas. Labiausiai patiko pademonstruoti drabužį. Sekėsi jums? Taip, žinoma. Sakė, kad aš kaip nuo žurnalo viršelio. Valgymas. Bet šiaip ašpektas nedavė antro arbūzo, o aš be pusryčių. Ne, šiaip patiko visas. Arbūzo valgymas? Nevalgiau, tai nežinau. Kodėl? Nedavė man niekas. Kas nedavė? Sako, ir taip stora. Kaip sekasi traukti? Pasibaigus visoms rungtims ir tapus tikrais pirmakursiais, jiems teko išgirsti blogą naujieną. Pasiekti namus reikėjo pėsčiomis. Kas patraukė Nemuno kranto vingiais, kas ėjo kitais keliais, tačiau visi su šypsenomis pasiekė naktinį klubą Voro fortas, kuriame vyko vakarinė krikštynų dalis, kurios metu buvo paskelbta geriausiai bei daugiausiai taškų pelniusi pirmakursių grupė, bei inauguruotas AKSA prezidentas Marius Vasiliauskas. Geriausiais tapo ir pirmąją vietą laimėjo verslo vadybos studentai. Antroji vieta atiteko vos 1 tašku atsilikusiai marketingo vadybos grupiai. Tretieji, bet neprasčiausi liko ATEK grupės vaikinai. Šioms grupėms atiteko specialūs AKSA paruošti prizai, o pirmakursius bei kitus alytiškius iki pat ryto kaitino Metal on Metal grupės narys DJ Manfredas. Alytaus kolegijos studentų atstovybė nori padėkoti renginio rėmėjams, be kurių nuliukai nebūtų tapę pirmakursiais.